Tikimasi, kad jau po poros metų iš Klaipėdos tiesiai į Nidą pradės kursuoti greitaeigis katamarano tipo keltas. Vadinamasis vandens autobusas plauktų kelis kartus per dieną. Jame galėtų tilpti apie 150 keleivių. Dabar iš Klaipėdos į Nidą dažniausiai žmonės keliauja automobiliu. Apskaičiuota, kad kelionė 3 asmenų šeimai, įskaitant išlaidas keltui, kurui, vadinamąjį ekologijos mokestį, kainuoja gerokai per 100 litų. Susisiekimo ministerijos atstovai sako tik, kad siūlymas į Nidą keliauti keltu žmonėms būsantis priimtinas. Be to, tai padėtų išvaduoti Kuršių neriją nuo automobilių. Pagrindinės priežastys yra tokios, kad viena yra ekologinė, kita yra ekonominė. Ekologinė, kad sumažinti Kuršių nerijos naudojimą arba sumažinti automobilių skaičių, kurie važiuoja Kuršių neriją, viena iš pagrindinių priežasčių, o padidinti keleivių, kurie suteikia ekonominės prielaidas vystytis šitam regionui. Tai būtent Kuršių nerijos gyventojai, nepaslaptis, visi mes puikiai žinome, didžiąją savo dalim gauna pajamas iš turizmo. Smiltynės perkėlos atstovai sako, kad naujas keltas galėtų būti panašus į šitą. Tokiame katamarano tipo laive gali tilpti apie 150 žmonių, apie 70 dviračių. Be to, šiam laivui nereikia didelio gylio. Kaip žinoma, Kuršių marių laivybos kanalas yra gana seklus. Orientacinė laivo kaina galėtų būti apie 9 milijonai litų. Laivas turi plaukti kaip reguliariais reisais, apie 2 valandas kelionės trukmė iš Klaipėdos į Nidą su sustojimu Juodkrantėj. Ir tai turėtų būti, kaip pasakyti, papildoma galimybė ir turistam, ir vietiniam Nidos gyventojam, ir Klaipėdos gyventojam. Mes, kaip pasakyti, skaičiavimai buvo daromi, kad bent 5% dabartinių srautų keleivių, kuriuos mes pervežame, naudosis šitą naują paslaugą, tai jinai bus gyvybinga, o tiek, aš manau, visai realu. Kol kas neaišku, kiek tokia kelionė galėtų kainuoti. Neoficialiai teigiama, kad žmogui į vieną pusę bilietas atsieitų apie 10 eurų, tai yra apie 35 litus. Jeigu nebus kliūčių, naujų maršrutų bus pradėta plukdyti 2012 vasarą.